Mano vardas Daniel Kazak, aš esu iš Ukrainos atvykęs į Lietuvą. Ukrainoje mokiniausi kariuomenės akademijos, aš buvau kadetas. Kalnų klaida buvo mano pagrindinis pasirinkimas, nes nėra daug kur mano specialybė tokia vaistų duomenų analitika. Pusę metų, kai atvykau į Lietuvą, dar niekur nemokinausi, nes baigiau online Ukrainai 10 klasę. Bet tik paskui įstojau 11 klasę Marijampolėje ir tą laiką ir pradėjau mokintis lietuvos kalbos. Mokintis kalbą buvo nesunku man asmeniškai, nes bendrauju daug su žmonėmis. Man atrodo, šitas man ir labiausiai ir padėjo. Kada tu ekstravertas, tavo lengvai galima viską išmokti, naują pradėti, nes tu nebijoji pradėti. Kas nori, tas išmoksi, o kas nenori, tas, stengiama, reikia dar stengtis, kad išmokti kalbą. Aplamai čia kalba, kurią aš suprantu ir moku šnekėti, čia 9 kalba. Stengiuosi, kuo daugiau veikti kažką, ne tik sėdėti namie, bet kažkur dalyvauti ir panašiai. Dar sportavau, volejbolo komandai Marijampolė įstojau į tokį klubą automobilinį Night Riders, esu komando narys. Man labai patinka jūsų Lietuvos kultūra, iš tikrųjų. Jūsų šventės, jūsų aplamai kultūra kaip istorija, kaip viską eina. Labai susijęs su Ukrainos kultūros ir istorijos. Ir dėl to man labai patinka, nes tiesiog kaip pripratęs iškart, nėra tokio, kad kažką labai skirtingo. Kaunas vos ne toks patys, kaip mano miestas iš Ukrainos, iš tikrųjų. Taip, jeigu pažiūrėti, Ukraina yra miestas čia Navcai, čia miestas regionas, iš kuris aš. Ir aplamai man Kaunas patinka, centras Lietuvos. Ir dar susipažinau, kas yra Žalgiris, mano komanda, žalia balta. Jo, daug išmokau apie jūsų kultūrą ir Žalgiris po širdyje čia. Dėl Kauno kolegija, tiesiog labai patogiai, labai lengvai viską priprast. Man buvo nesunku įstoti ir iš viso, kur galima lengvai gauti feedbacko. Jeigu turi kažkokį klausimą, visada gausi.